Būkite atsargus. Jie tęsia įspėti mus, Kristaus bažnyčią. Jie tęsia įspėti šią kartą. Prašau, būkite atsargus. Jūs sako, rasite mus stovinčius prie durų. Kai kuriuose iš didingų regėjimų, pavyzdžiui, regėjime, kai apie bažnyčią lipančią laiptais, tu randi juos stovinčius prie durų toje didingame regėjime. Tai yra absoliučiai labai šokiruoja rasti šitą šlovingą liudijimą, kurį mes gavome iš Kahurijos, iš Andžoro regiono. Kahurija, sakos, yra iš Andžoro pagrindinio altoriaus. Jisai sako, visą savo gyvenimą jis buvo drugnas krikščionis. Kartais verčiamas eiti į bažnyčią, kartais jisai eina, kartais neina, kartais jisai pasninkauja šventame viešpaties sausame pasninke, kartais ne. Jisai išlaikė draugus iš pasaulio, kurie net gimė iš naujo, kurie geria, kurie baruose, kurie rūko, kurie narkotikuose ir pasaulio dalykuose. Kahurija pasidalino liudijimu, kas nutiko jam. Jisai pasakė, jisai suprato, kad jo verslas nesiseka jo verslui. Jis nusprendė pasninkauti dėl savo verslo 7 dienas, kur jisai kiekvienos dienos vakare sulaužytų pasninką. 6 dieną, kol jis vis dar pasninkavo dėl savo verslo, kad jo verslas pražystų. Taigi jo pasaulio draugai paskambino jam draugai pasauliečiai paskambino jam, sako, mes turime vakarėlį. Ir Kahurija mylėjo savo draugus labiau negu mylėjo viešpatį. Jis nusprendė paklusti savo draugam ir prisijungti prie savo draugų eiti į vakarėlį. Jis sulaužė savo pasninką. Kai jis nuėjo į vakarėlį, jis rado, kad ten yra iškeptas tortas. Ir taip pat buvo gėrimai. Jisai sulaužė pasninką. Jis nuėjo ten ir pradėjo gerti ir valgyti. Kas čia jis buvo alkanas. Jisai suvalgė visai gabalą to didelio torto. Sako, o jis suprato, kad jo draugai tik tai šiek tiek valgė to torto. Po šiek tiek. Jis manė, kad jie net nėra tokie alkani. Sako, aš pasninkau dėl savo verslo. Jis manė, kad... Bet tuomet, po to, kai jis suvalgė visai didelį torto gabalą, jis yra beveik pabaigtas. Ir susimąstė, kas tai padarė. Ir tuomet suvokė, kad tai Kahurija, kuris tai padarė. Kaip tu jautiesi? Jisai manė, kad jis yra juokas. O aš tiesiog patenkintas. Tu žinai, aš pasninkau. Taigi, draugas ir jie pasakė, ne, šitas tortas buvo iškeptas su narkotikais, brangiai su ko tik dar. Ar tu gerai jautiesi? Sako, nieko nejaučiu. Sako, ar tu nieko nejauti savo galvoje? Sako, ne, aš nejauti. Sako, ką tu turiu menį? Sako, jis buvo iškeptas su narkotikais. Trumpai po to jis tapo apsinešęs nuo narkotikus. Ir kai jisai gavo skambutį nuo savo vieno draugų, kuris nori kalbėti apie verslą, jis paliko vakarėlį, atsiprašė ir nuėjo į vakarėlį. Pabandyti, pakalbėti su tuo draugu apie jo verslą. Bet tuo metu, kai jis atvyko sutikti savo draugą, jis suprato, kad jo draugas atrado, kad Kahurija kalba per garsiai. Jisai šaukė ir rėkė. Ir jis tapo labai agresyvus. Jisai nualpo ir nuėjo į blackoutą. Kahurija liudija, kai jis nualpo, jisai suprato, jis buvo totalioje tamsoje. Ir tuomet taip pat kai kas žmogus pasirodė, baisus žmogus ir pradėjo vytis jį. Jis bėgo tunelyje
iš kurio abiejų pusių buvo skeletai, žmonių skeletai. Labai baisu. Ir jis bėgiojo dėl savo brangaus gyvenimo, jis bėgo, bet tuomet vyras su surūru bandė prigauti jį, pačiupti jį. Ir suprato, kuo labiau jis bėgo to tuneliu, tuo jisai priartėjo prie didelės skylės, didelės duobės, kur žmonės rėkė ir raudojo. Ir dūmai kilo iš tos duobės, pragaras. Jis negalėjo atsigręžti atgal tame tamsoje, nes mirtis vijosi jį. Ir priekyje tunelio didelė duobė, kur žmonės rėkė ir aimanavo, ir dūmai kilo. Ir tarėsi vis labiau ir labiau baisiau. Prieš tunelį buvo sankirta. Ir sako, ties tą sankirtą buvo gražūs vartai. Sako, kitoje pusėje tęsiasi tunelis, kuris veda tiesiai gilę duobę, kur žmonės šaukia ir rėkia ir verkia ir dūmai kyla iš ten. Prieš už jo buvo žmogus, baisus žmogus, besiventis jį su tuo suhururu. Ties sankirta tarp dviejų kelių, tunelio, kuris veda į pragarą, ir gražių vartų buvo du galingiausi, labiausiai šiurpą keliantys, labiausiai šlovingi Jahvės pranašai. Kristaus pirmtakai, kuriuos matome vaikščiantis viešai su Dievo tėvu. Kurie paaiškina. Jis bandė prašyti, maldauti dviejų mega pranašų, kad išgelbėtų jį. Kai tas vyras su tuo sahurūru vis artėjo prie jo. Bet kai mirtis pamatė, du mega viešpatės Dievo pranašus, jis sustojo. Mirtis sustojo. Ir pradėjo adresuoti Kahuriją, kuris maldavo viešpatės Jahvės pranašų, kad išgelbėtų jį. Ir Kahurija pasako, du mega Jahvės pranašai buvo labai rimti. Ir jie paklausė jo, negi aš tavęs neįspėjau. Ir jisai sakė, maldavo dviejų galingiausių mega viešpatės pranašų, prašau, išgelbėk mane. Pasigailėk manęs. Jis verkė. Ir mirtis, mirtis sakė, čia nėra gailestingumo. Kodėl tu klausai jų? Bet mirtis taip pat žino, kad jie yra du, kad tik tai jie gali išgelbėti, gali padėti nuo amžino pasmerkimo. Kahurija maldavo dviejų mega Jahvės pranašų ir kai jis maldavo jų, jis pamatė, kad jie turi raktus atverti tas gražias duris, jam pabėgti į amžiną pasmerkimą, pragarą, pabėgti nuo mirties, kuri vijosi jį. Tuomet du galingiausi Jahvės pranašai ištiesė savo ranką ir jis pabudo ligoninėje ir jis suvokė, kol būdamas ten, kad kiekvienas iš tiesų sutiks du labiausiai šiurpą keliančius viešpatės Jahvės Dievo pranašus prie vartų. Kahurija suprato, kad netgi šantažuotojai, jie sutiks du šiurpą keliančius viešpaties pranašus jiems pakeliui į pragarą. Mes švenčiame viešpatės išgelbėjimą jo gyvenime. Dabar jisai labai rimtas bažnyčioje. Sako, jūs atėjote iš Šendžioro regiono, jūs žinote, jis labai rimtas evangelizme, visur eina, sakydamas žmonėms, klausykite dviejų galingiausių viešpatės Jahvės pranašų. Jie turi raktus. Jie laiko raktus savo rankose. Kitu atveju, jūs sutiksite juos prie vartų, prie tų durų.
jeigu neklausysite. Brangų žmonės, du galingiausi, patys šlovingiausi, labiausiai šiurpą keliantys. Rakto turėtojai, auksinio rakto turėtojai, kuris atidaro ir užveria dangų. Tie du labiausiai šiurpą keliantys ir labiausiai šlovingi, jeigu panašai bus eterė bet kurią minutę nuo dabar. Būkite pasiruošę, brangūs žmonės. Būkite atsargus. Būkime atsargus. Būkime atsargus. Ne kiekvienas ras progą, kurią Kahūrija turėjo sugrįžti atgal ir atgailauti ir paruošti kelią. Būkite pasiruošę, brangūs žmonės, bet kurią minutę nuo dabar, bet kurį momentą.